skirta fenomenais grįstam ugdymui ir ją vykdė mūsų komanda, Kūrybingumo mokyklos komanda. Turbūt svarbu paminėti ir tai, kad projektą finansuoja ES lėšos ir tuo pačiu metu Tūkstantmečio mokyklų programa yra įgyvendinama Europos socialinio fondo agentūros. Labai norėčiau pakviesti šiandien Onutę Gucevičienę tarti mums pasveikinimo žodį. Labai. Labą dieną visiems, gerbiami mokytojai, mokyklų vadovai, svečiai, organizatoriai. Tikrai labai malonu matyti jūs visus čia, tuos, kuriem rūpi švietimas. Aš tikiuosi, kad ši saulėta popietė bus mums visiems prasminga, kad mes tikrai kiekvienas parsivešime į savo organizaciją, į savo mokyklą, nors po vieną mintį, idėją, kurią pritaikysime savo mokykloje, kad švietimas būtų geresnis, kad tikrai švietimas būtų numeris 1 Europoje, kad pasiektume tą siekį, nugalėtume tą iššūkį. Naudodamasi progą, tikrai labai norėčiau padėkoti organizatoriam, labai norėčiau padėkoti fenomenais grįsto ugdymo programos įgyvendintojus Kaune, kad jie šią idėją puoselėja, kad jie puikiai perteikia mokytojams, švietimiečiams, mokyklų vadovams, pagalbos specialistams, nes Kaunas šiuose mokymuose tikrai patyrė daug gerų emocijų ir gavo daug prasmingų minčių. Tai ačiū Jums, paplojame. Tikrai tikiuosi, kad šios programos dėka mes Kauno miesto švietimo sistemą pakelsime į aukštesnį lygį ir laimėsime arba nugalėsime iššūkį, kad Kauno švietimo sistema numeris 1 Lietuvoje. Tai ačiū labai Jums ir didelės sėkmės. Ačiū labai, ačiū Kauno miestui ir savivaldybė, ačiū Jums, Onute. Ir turbūt verta šiek tiek pasakyti vis dėlto tiems, kurie jungiasi Zoom'u, kurie galbūt pirmą kartą girdė apie tai, kas čia vyksta. Kūrybingumo mokykla jau 6 metus įgyvendina įvairias šiaurietiško ugdymo strategijas, labiausia fenomenais grįsto ugdymą, 6 savivaldybės, tikrai jau daugiau negu 100 mokyklų ir tikrai ne 100 mokytojų tai patyrė, kai kur labai sistemingai, tarkim Vilnius irgi paminėtinas čia, turime labai milžinišką įdirbį ir juo didžiuojamės. Na, bet dabar ir Kaunas. Kaune 11 mokyklų patyrė mokymus, patyrė tiek teorinę dalį, tiek praktinę, kultūrinę. Ir mums šiandien tikrai verta juos visus paminėti ir joms padėkoti. Iš tiesų, mes buvom be galo laimingi dirbdami su šiomis 11 Kauno mokyklų, kurių mokytojai šiandien čia su mumis susirinkę gyvai. Perspėjo ir net tuos, kurie šito renginio klausėsi per Zoom transliaciją. Tad labai norėčiau padėkoti Kauno Varpo gimnazijos, Saulės gimnazijos, Kovo 11 gimnazijos, Aušros gimnazijos, Santaros gimnazijos, Palemono, Kauno tarptautinės gimnazijos, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos, Kauno Maironio universitetiniai gimnazijai, Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijai bei prezidento Antano Smetonos gimnazijai už jūsų nuoširdų darbą ir įsitraukimą į visas veiklas, į visus mokymus, už nuoširdų darbą su mokiniais. Mes žinome, kad programa, kaip čia pasakius, buvo trumpesnė nei buvo tikėtasi, tačiau nepaisant to, manau, kad jūs iš jos pasiėmėte be galo daug, o mes taip pat ir pasiėmėme labai daug iš jūsų. Ačiū, paplokim šioms mokykloms. Taip, kad suprastumėt, programos metu buvo ir teoriniai mokymai, ir praktinis jų taikymas mokyklose, darbas su mokiniais, bet taip pat ir kultūrinė programa,
stažuotės, įvairios stovyklos dienos, na ir aišku renginių ciklas, kurio finalinis akordas yra šiandien. Tai tą progą turbūt reikia padėkoti ir mūsų komandai. Tai labai norisi padėkoti visiems komandos nariams, kurie užkulisiuose daro labai daug darbo tam, kad ši programa veiktų sklandžiai. Toli gražu ne vien tik lektoriai kaip Kristupas, kuriam taip pat labai dėkojame. Ir Rūta tau dėkojame taip pat. Bet ir Eglė, kuri buvo atsakinga už visą jūsų kultūrinę programą. Ir taip pat Goda Julija, su kuria bendravote kasdien. Ir taip pat Julija Glosaitė, kuri mus sveikina iš Austrijos. Ir taip pat turime mūsų leidinių rengėją Brigitą ir taip pat Viktoriją Primaitę, kuri dirba su komunikacija. Tai kaip girdite, tai yra išties visas orkestras. Ir Goda Julija, ne? Mes ir paminėjome. Taip. Na ir tyrimai teigia, kaip šito renginio pavadinimas teigia, kad per 5 metus turbūt ugdymas pasikeis. Kalbama apie tai, kad galbūt pritruks iki 2,5 tūkstančio mokytojų ir apie tai turbūt norėsime šiandien pasikalbėti išsamiau. Tokia situacija iš tiesų yra būdinga ne tik Lietuvai. Pakalbėsime įvairiuose pranešimuose, kad vis dėlto visame pasaulyje susiduriam su mokytojų trūkumo iššūkiais. Tačiau yra ir alternatyvų. Pavyzdžiui, Suomija, kurioje mokytojas ir mokytojai turėjo progos apsilankyti, ar ne, kalbam apie 10-20 žmonių konkursus į vieną vietą, ypač Helsinkije, bet ir kitose vietose. Tai siejame su daugybė dalykų, bet pirmiausia turbūt su vizionieriška švietimo politika. Ir iš tiesų galbūt svarbu paminėti, kad visa ši programa yra ne tik apie tam tikro metodo išmanymą, ne tik apie fenomenais grįstą ugdymą, bet ir apie šiaurietišką ugdymo filosofiją, kurią turbūt ir jūs jaučiate šiek tiek giliau pažinę, ypač buvę stažuotėse. Ir adaptuodami šiaurietiško ugdymo idėjas ir metodiką mes tuo pačiu metu reflektuojame ir kultūrinį kontekstą, kuriame šios praktikos prigyja arba ne. Ir norisi šiandien pasikalbėti apie tai, kad matyti, kad Lietuvos švietimui reikia idėjų, galbūt nestandartinių pasiūlymų, kurie padėtų spręsti jau tokiamis opomis tampančias problemas, aktualias. Ir šiandien norime panagrinėti su jumis klausimą, kaip turėtume, kaip čia elgtis su savo mokyklomis, su savo bendruomenėmis, ką mes patys galime pasiūlyti, kad mūsų švietimas mums patiems patiktų po 10-5 metų ir ką mes patys galime pasiūlyti. Taip, ir turbūt čia verta pereiti prie mūsų pirmojo pranešėjo, ar ne? Taip. Tai turbūt reikėtų paminėti ir tai, kad renginys susidės iš 2 sesijų. Viena sesija turės 2 pranešimus ir diskusiją. Po pirmosios sesijos turėsime 20 minučių pertrauką. Tad tie, kurie klausotės transliacijos, taip pat galite planuoti savo laiką. O dabar norėčiau pakviesti, kalbant apie šiaurietišką švietimą, pranešimą paskaityti vienos iš Helsinkio pradinių mokyklų direktorių apie tai, kodėl Helsinkyje netrūksta mokytojų. Tuoj sujungsiu Zoom transliaciją ir viską paleisiu. Tuoj sulauksime prisijungiančiųjų. Pertų pranešimas skaitys anglų kalba, todėl su mumis kartu yra vertėja Monika, kurią jūs jau pažįstate iš stažuočių. So,
ekspertų, I am inviting you to start presenting. Girdimės. Yes. Hi, nice to be here. Thank you. Tai malonu čia būti. Dėkui, kad pakvietėte. Unfortunately, it also say that I cannot share the screen at the moment. Yes, please wait. Tai pas techninio nesklandumo yra dėl skaidrių Please, you can share bendrinimo. now. Yes, now it's possible. See the slideshow now? Yes. Yeah, the slides are on, not in full screen mode, Okay. but we can see the slides. One more second. Okay, I will show you the slides like this way. For some reason, it doesn't show me the otherwise. I'm terribly sorry about this, but hopefully you can see something from these slides. Taip, Is that tai- okay? Tai tikriausiai tinka visiems, ar ne? Skaidrės pagaliau matome. Čia geriausias variantas, ką dabar techniškai galime suorganizuoti. Okay, thank you. The first thing I want to show you about Helsinki is this slide that we truly believe is really important for us. And it's really important for all the principal and teachers in Helsinki. Taigi, viena pirmųjų skaidrių, kurią norime pabendrinti, yra apie Helsinkį, Helsinkyje esančią švietimo sistemą, požiūrį į ugdymą ir esame tikri, kad tai yra vieni svarbiausių principų, kuriais vadovaujasi tiek mokyklų vadovai, tiek ir mokytojai. So basically we think and speak daily that all the schools and daycares are good. Taigi, iš esmės, mes kiekvieną dieną kartojame, sakome vieni kitiems savo tai, kad Helsinkyje visos mokyklos yra geros. Ir dienos centrai taip pat yra visi geri. So basically it means that we are all together, even though it's a big city. Ir tai reiškia, kad vadovaujantis tuo bendru principu, nepaisant to, kad esame dideliame mieste, mes visi esame kartu. And the second thing is that we want to concentrate on well-being for the teachers and the students. Ir kitas svarbus dalykas yra tai, kad mes norime koncentruotis į gerovę, tai yra tiek mokytojų, tiek mokinių gerovę mokykloje. And the third thing is that to improve the capitation and stability of our staff and working conditions together. Ir trečias svarbus dalykas, jau kalbant apie mokyklos aplinką ir apie mokyklose dirbančius mokytojus, tai yra, kad užtikrintume, pagerintume mokytojų, kaip jis sako, stabilumą,
tai yra įsitraukimą, lojalumą savo darbo vietai, yra sukurti kuo geresnės darbo sąlygas mokytojams. And the last thing is that we want to make Helsinki the capital of reading and literacy. Ir galiausiai dar vienas dalykas, ką akcentuojame, tai kad mes siekiame to, kad Helsinkis taptų skaitymo ir raštingumo sostinė. And I personally like that we have only 4 things that we try to reach. We don't try to reach all the way or every places. We try to reach 4 things. Taigi asmeniškai aš labai džiaugiuosi, kad mes esame susitelkę ties 3-4 dalykais, kurių ir siekiame. Labai sukonkretinę esame savo viziją, kaip tobulinti švietimą Helsinkyje. We have a good situation in Helsinki about the teachers. And this is what I think about why we have a good situation at the moment in Helsinki. Taigi galiu teikti, kad šiuo metu Helsinkyje situacija dėl mokytojų įdarbinimo yra gera. Ir klausimas skaidrėje yra, kodėl netrūksta mokytojų mokyklose Helsinkyje. We have an attractive location as a capital, and we have more opportunities for teachers to come to Helsinki. Tai pirmiausia, tai yra patraukli vieta dėl to, kad Helsinkis yra valstybės sostinė ir yra daug galimybių mokytojams, būsimiems mokytojams atvykti į šį miestą darbintis. And there's only 6 cities in Finland where you can educate yourself to become a teacher, and Helsinki is one of them, and I would say the most famous one. Ir Suomijoje yra tik 6 miestai, kuriuose galima studijuoti mokytojų, būsimųjų mokytojų ugdymo studijų programuose, ir Helsinkis yra vienas iš tų svarbiausių miestų, kuriame tampama mokytojais aukštojo mokykloje. And we have compared our resources, comparing Helsinki to other cities. I think we can give better resources and support to compare another cities, and we educate our teachers all the time. Ir lygindamiesi su kitais Suomijos miestais, galime mes iš Helsinkio pozicijos sakyti, kad pas mus yra geresni ištekliai studijuoti, tapti mokytoju, teikiama didesnė parama ir kad visada vyksta nuolat mokymasis visą gyvenimą, tampant ir būnant mokytoju Helsinkyje. And we can give more career opportunities to teachers to change the schools. We have flexible possibility to switch between schools. And that's one thing that helps us as a shortage to teachers. Taip pat mums padeda tai, kad mokytojai čia turi daugiau galimybių plėtoti savo karjerą, lanksčiau galima taikyti galimybės mokytojams pereiti dirbti į kitas mokyklas. Tai taip pat yra privalumas. Yes, my school is in the middle of Helsinki, so if I have a vacancy, I usually get, I would say, 60 to 70 applications. Taigi, mano mokykla yra įsikūrusi Helsinkio centre ir jeigu mano vieta būtų laisva, tai į ją pretenduotų 60-70 paraiškų. And the applications are all over Finland, so it doesn't matter, it's not only from Helsinki. Ir tai nebūtinai iš Helsinkio, tai būtų paraiškos norinčių čia įsidarbinti iš visos Suomijos. Okay, I will go on. The next slide is about the key factors that we give. What is the meaning of being a teacher in Finland, in Helsinki? Kita skaidrė yra apie tai, ką reiškia, kokia reikšmė ir prasmė ir kokie veiksniai tai suformuoja, kalbant apie buvimą mokytojų Helsinkio mieste.
is Taigi, manau, kad mokytojo profesija yra pagarbos verta ir aukštai vertinama profesija Suomijoje. I think one of the reasons is that usually the schools are built in the middle of city, in the middle of villages, and the teacher is combining everything inside of small village, or like I say, our school area is like a small village also. So the principal is, and the teachers are the ones who combine everybody in that area, basically. Taigi, visada mokyklos įsikuria arba miesto centre viduryje, arba kaimo viduryje. Ir tai reiškia, kad tiek mokyklų direktoriai, tiek mokytojai kartu sujungia visus esamus galimus išteklius, sutalpina viską į tą mokyklą ir mokykla tampa tarsi centras centre. All the teachers in Finland has a lot of autonomy. Nobody basically, when as a principal, I don't watch and I don't get any information or ask information, what do you study, or how do you teach this thing, or so on. Basically, we trust what they do. And that's the main reason that teachers like their jobs, I would say. Taigi, visi Suomijos mokytojai turi autonomiją. Tai reiškia, kad jie gali laisvai pasirinkti, kaip jie savo darbą atlieka ir kaip jie tobulina savo kvalifikaciją. Tai reiškia, ta autonomija reiškia tai, kad aš kaip direktorius neseku, nestebiu jų, neklausiu, neprašau pateikti man informacijos apie tai, kaip jie patys tobulėja, kokius metodus taiko mokydami. Ir pakanka žinoti to, kad mokytojams patinka jų darbas ir tai jos motyvuoja ir aš mokytojais pasitikiu. It's quite difficult to get in the teachers' education programs in university. I graduated almost 20 years ago. And when I applied to the university, there was like about 2,000 applicants and only 100 got in. Suomijoje yra gana sudėtinga įstoti, tapti mokytoju, įstoti į edukologijos studijų programas universitetuose, dėl to, kad konkursas yra labai didelis ir aš pats baigiau studijas panašiai prieš 20 metų ir kai aš stojau, pretendavau į mokytojo specialybę. Studijas rengiančius mokytojo specialybei buvo apie 2000 paraiškų ir iš tų 2000 apie 100 tik buvo priimta studentų studijuoti. And of course, all the teachers are required to have a master's degree from university before getting in the teaching. So that's something that we are really proud of. Dar vienas dalykas, kuo mes Suomijoje labai didžiuojamės, yra, kalbant apie mokytojų kvalifikaciją, yra tai, kad kiekvienas mokytojas turi, prieš tapdamas mokytojų mokykloje, turi turėti magistro laipsnį. Okay, I'm going to go to the next slide. Kita skaidrė. About the challenges in retaining teachers. This is always a subject that we have to think about and not rely that everything is good in Finland. So this is something that we have to always think what to do that we keep in good position with the teachers and teaching. Aišku, yra ir kita pusė ir šis skaidrė yra skirta iššūkiams, su kuriais susiduria Suomijos švietimo sistema. Helsinkio
mokyklų situacija ir mes negalime sakyti, kad aklai pasitikime ir kad viskas yra tobula ir nekyla jokių sunkumų ar iššūkių. Tai skaidrė ši yra pavadinta klausimu, ar Suomijoje kyla sunkumų stengiantis išlaikyti mokytojus dirbančius mokykloje. Ar išlaikyti, kad jie būtų lojalūs ir ilgus metus dirbtų mokytojais. And I think that Finland, of course, a lot of countries see Finland as place where they can learn something about education. Of course, we are really proud of that, but it's also a bit pressure that we have to reform our teaching, reform our education all the time so we can stay on top of our teaching later on even. Taigi vienas iš aspektų malonus, aišku, ir mes didžiuojamės tuo, kad daugelis pasaulio šalių mato Suomiją kaip švietimo lyderę, vieną iš lyderių ir lygiuojasi į mus ir domisi mūsų švietimo sistema ir nori daug dalykų išmokti, perimti, pritaikyti, bet iš kitos pusės kyla ir sunkumų ir vienas iš tokių dalykų yra būtent įtampa juntama dėl švietimo reformų mūsų šalyje. And the thing is that there's like a multiple reforms will have to concentrate on one reform. It's stressful for the Taigi vyksta daugelįpės įvairiausios reformos tuo pačiu metu ir man kaip direktoriui yra svarbu suvokti, svarbu reaguoti, bet aš taip pat suprantu ir matau, kad tai sukelia ir stresą mūsų mokyklų mokytojams. And I see that the teachers sometimes feel that the work is becoming more fragmented and less time to for co-teaching, and this is something that we speak not daily, but I would say monthly. Ir matydamas tą sudėtingą situaciją, organizuoju ne kasdien, bet bent jau kas mėnesį mūsų susitikimus, bendravimą su mokytojais, kalbėti apie tai, kas kelia tą stresą ir kaip galima būtų jį sumažinti ar įveikti. Tai ir pastebiu taip pat, kad mokytojai reaguodami būtent į tas reformas, pokyčius, kaip ir iš pačių tikimasi pokyčių, vis mažiau laiko gali skirti jų darbui bendradarbiaujant, kada vienas mokytojas, dėstydamas kokį dalyką, vienas mokytojas papildo kitą. Tai pastebiu, kad tada jie mažiau koncentruojasi į tą mokymą bendradarbiaujant, dėl patiriamos įtampos dėl vykstančių reformų. What I think is really helpful, and I try to keep it as simple as possible for teachers. But at the same time, I always say everybody who comes to work as a teacher that you have to have certain kind of jacket to put on when you come to work. That you have to be proud of yourself, you have to be proud of what you do and help others. These are the things that we really, really often speak to each others. But there's no magic tricks that we do. We just keep the speaking about the basic stuff that we believe that it's good for everybody. Taigi kiekvieną kartą bendraudamas su mokytojais ir galvodamas, kaip aš galiu jiems padėti, visada sakau, kad reikia kuo paprasčiau į tai žiūrėti, kad galėtume atliepti tuos sunkumus ir mokytojų poreikius. Ir aš visada sakau, kad kai mes ateiname į mokyklą ir pradedant mes
į tą mokytojo profesiją, tai, ką mes darome atėję į mokyklą. Ir tas švarkas, ar ne, tas simbolinis toks įsikūnijimas į savo profesiją, į savo tą vaidmenį, leidžia mums pagalvoti apie tai, kad aš didžiuojuosi savimi kaip mokytoju, aš didžiuojuosi savo atliekamų darbų, aš galiu padėti kitiems ir tai yra labai svarbu. Ne? Tai yra mano misija, kurią aš atlieku mokykloje kaip mokytojas ir mes dažnai apie tai kalbame ir aš sakau, kad nėra stebuklų, nėra stebuklingų kažkokių triukų, kuriuos atlikus ar nesumanipuliavus galima pasiekti kažkokį kitą puikų rezultatą. Mes turime kreipti dėmesį, telktis ties esminiais dalykais. And this slide shows that the first thing is that you have to be brave enough to try new things. The work atmosphere has to be kind of place where you can try, where you can try new things and learn new things. That's really important for everybody. And if the teachers is brave enough to try new things and show new things, it goes on to the students. Taigi, pirmas iš dalykų, kurie yra šioje skaidrėje, yra apie tai, kad mokytojas turi būti pakankamai drąsus, kad išbandytų naujus dalykus mokymo procese, ne tik išbandytų, bet pirmiausia išmoktų ir galėtų parodyti. Ir tai yra svarbu visiems ir būdamas drąsiu, mokytojas įkvepia ir mokinius būti drąsiais ir mokytis naujų dalykų. And this slide, number 2 and 3, are basically hand together, co-teaching and collaborative planning. This is something that I really push teachers to do daily. So I always say that if there's 2 teachers, it's much better than 1 teacher. Try new stuff, plan new stuff, share things to each other. So that's really important what we do daily. Taigi, vienas iš labai svarbių dalykų ir ką aš labai stengiuosi akcentuoti ir mes kalbame apie tai, kad tai svarbu taikyti šį principą kasdieną, tai yra principas, kad 2 mokytojai yra geriau negu 1. Tai yra bendradarbiavimas, kada vienas mokytojas papildo savo kompetencijomis kitą mokytoją, tai yra bendradarbiavimas mokant ir planuojant ugdymo procesą. And number 4 is for everybody. The work climate has to be positive. And of course, it can't be a place where everybody is happy all the time and everybody is fun, so on. But even though if there's an issue that needs to be done, you can express it positively. You can try to find a way to go on or figure something else out. If you complain, it continues and it never solves. Ketvirtas taikomas visiems, ne tik mokytojams, tai yra apie mikroklimatą, kuris egzistuoja, tarpsta mokykloje. Tai yra apie teigiamo mikroklimato, teigiamos atmosferos formavimą ir kad visi kuria būtent tą teigiamą pojūtį. Ir tai nėra vien tik tai, kad visi šypsosi, visi laimingi, tarsi viskas yra tik gerai, bet suprantame, kad yra ir iššūkių, ir sunkumų, bet net ir iššūkių situacijose galima į tai pažvelgti pozityviai. Tai yra ne tik nuolatos skųstis, kad viskas blogai, nesiseka ir panašiai, bet pozityvumas yra tame, kad stengtis rasti būdų, kaip tą sudėtingą situaciją palengvinti ar išspręsti. And the 5 and 6 are for the principal. You have to have good leadership, you have to have clear structures. It helps. You don't have to do anything extra, but be fair with the teachers, be present. That's everything there is to say, basically. And always contact the people
you need to contact. That's really important for everybody. Ir 5-6 aspektai yra susijęs su mokyklų direktorių veikla. Ir vienas iš dalykų yra lyderystė. Yra svarbu būti lyderiui. Ir kitas dalykas yra aiški struktūra. Nieko daugiau. Šie pagrindiniai principai padeda būti geru mokytoju, geroje mokykloje, geru direktoriumi, geroje mokykloje ir stengtis būti sąžiningu su mokytojais ir būti aktyviam dalyvauti. Tai reiškia, kad žinoti situaciją, kuri yra mokykloje. Ir labai yra svarbu bendrauti su žmonėmis, susisiekti su tais, su kuriais reikia susisiekti. And this last slide is about my role as a principal. What I think is the most important thing. I have put few words there. I'm always visible. I'm approachable as a principal. Taigi paskutinė skaidrė mūsų pristatyme yra apie mano kaip mokyklos direktoriaus vaidmenį ir tai yra pagrindiniai principai, kuriais aš vadovaujuosi. Tai pirmas yra būti matomam, visada būti matomam, būti mokykloje matomu. Kitas aspektas yra būti tokiu, prie kurio galima arba nėra sudėtinga prieiti, kreiptis, į kurį nėra sudėtinga. And easy to access and approachable. I know that somebody who comes to my office might ask for scissors and somebody might ask for special ed teaching. So it varies. Somebody comes with the small issue, somebody comes with the big issue. I always contact them at the same time. So this is the worry that you have now, even though it's scissors, let's figure it out what we can do about it. Taigi, tas buvimu prieinamu visiems arba tuo, į kurį galima visada kreiptis, tai reiškia ir tai, kad į mane gali kreiptis ne tik dėl sudėtingų kažkokių dalykų, bet ir dėl labai paprastų. Pavyzdžiui, jeigu kažkam prireikia žirklių, jie gali visada ateiti mano kabinetą ir stengtis išspręsti šitą problemą, arba reikia kokių specialių mokymosi priemonių, taip pat mano kabinetas yra atviras ir tiems žmonėms ir mes visi kartu stengiamės išspręsti problemas, kokios jos bekiltų. Ir visada mano duris jums yra atviros. And the thing that the teachers know that I'm always on their side. And to me, I think this is the best job in the world because I calculated that I have helped thousands of students in 20 years as a teacher, as a principal. So this is one of the jobs that is really meaningful for me and really meaningful that I can see happy faces, I can help with somebody. So that's why I do it. Taigi, mano kaip mokyklos direktoriaus ir taip pat ir buvusio ir dabartinio mokytojo yra tokia labai aiški vizija, kaip aš matau, kaip aš suprantu save ir kokią žinutę aš skleidžiu, tai yra, kad mokytojai žino, kad aš visada esu jų pusėje, kad visada jie sulauks mano paramos, pagalbos ir kad tai yra geriausia, kad aš darau tai, ką galiu geriausiai ir jų labui ir per savo ilgametę patirtį buvimu mokytojų ir direktoriumi aš padėjau tūkstančiams mokinių, aš padėjau daugeliui mokytojų ir manau, kad tai yra labai prasminga veikla, prasmingas darbas, prasminga mano profesija ir misija. I want to thank you everybody to having me here. It's only 20 minutes, but thank you so much for inviting me and I wish you a good day there. Taigi labai ačiū, kad nors ir 20 minučių pakvietėte mus. Taigi, puikaus laiko. Bye-bye. Goodbye. Ending the Zoom. Yes. Okay. Tai labai smagu išgirsti atstovą iš Helsinkio pranešimą, o dabar norėčiau pakviesti Artur Adam Markevič paskaityti pranešimą
kaip paskatinti mokytojus ateiti į mokyklas. Tai dabar tik dar viena techninė detalė. Kadangi mes šiek tiek uždelsėme, tai reiškia, kad diskusiją pradėsime kiek vėliau ir ji truks ne iki be 10:03, o iki 3. Gerai? Tai prašom. Visada nukenčia pati maloniausia dalis pertrauka. Tai aš irgi turiu polinkį išsiplėsti, tai jūs, kai matysit, kad aš per ilgai, jūs tiesiog nusišypsokit ir aš užsimūtinsiu. Gerai, tai mano vardas Arturas, su programos Renkuosi mokyti vadovas ir bandysiu atsakyti į klausimą, kaip paskatinti mokytojus ateiti į mokyklas. Šiek tiek šis klausimas yra taip prie bajerio, nes jau tikrai esam sudėtingoje situacijoje, jeigu reikia pagalvoti, o kaip esamą mokytoją paskatinti ateiti į mokyklą. Bet realiai tai kalbėsime apie naujų žmonių pritraukimą į švietimo sektorių ir kontekstas, kuriame mes esame, mums visiems yra žinomas, bet verta visą laiką jį karts nuo karto prisiminti. Tai tarptautiniai tyrimai rodo, kad daugiau nei pusė mokytojų Lietuvoje yra vyresni negu 50 metų ir apskritai amžiaus vidurkis yra 51 metai. Ir tai nėra jokia bloga žinia, kad tie mokytojai yra mūsų mokykloje, bet tai reiškia, kad Lietuva pakankamai ilgai neturėjo galvoti, kaip pritraukti mokytojus ir kokie yra tie nauji mokytojai. Ir dabar staiga atsiras tas lūžis, ar jis jau atsiranda, kur į mokyklas mes turime pritraukti visiškai kitokią darbuotojų kartą. Ir klausimas, kiek mes tam esame pasiruošę ir pasiryžę. Kitas momentas yra didėjantis mokytojų trūkumas, tai yra labai įvairių skaičiavimų, bet šiandien girdėjau 2,5 tūkstančio, yra ataskaitų, kurios nurodo, kad greitai trūks apie 6 tūkstančius mokytojų, bet tas trūkumas yra ne vien tik tai apie laisvas darbo vietas, bet ir apie ugdymo kokybę. Ir tai irgi mums tarptautiniai tyrimai rodo, jog tose sistemose, kur trūksta mokytojų, ten ugdymo kokybė krenta. Na ir bendrai irgi čia švietimo politikai pas mus mėgsta šitą gražią tiesą, sako, mokytojų trūksta ne tik tai Lietuvoje, tad būkime ramūs. Tai realiai kvalifikuotų darbuotojų pasaulyje trūksta šiuo metu, bet matome ir Lietuvoje atsiranda verslų, kurie traukiasi iš Lietuvos. Viena iš priežasčių irgi, kad yra sudėtinga surasti tinkamą darbuotoją. Reiškia, tas mokytojas nėra šitoj visoj gretoj kažkoks ypatingas ir skirtinis, tačiau mes bendrai turėtume pagalvoti, o kaip suprasti tą žmogų, kurį norėtume pakviesti į bet kokį darbą, kuris reikalauja aukštos kvalifikacijos, ekspertiškumo, talentingumo. Ir iš tikrųjų manyčiau, kad jeigu norime pritraukti mokytoją, tai mes turėtume nemažai padiskutuoti ir suprasti tą darbuotoją, kurį mes norime pritraukti. Tai noriu su jumis pasidalinti keliomis įžvalgomis iš Deloitte, tokios ataskaitos. Deloitte yra didžiausia pasaulyje verslo konsultavimo organizacija ir jie apklausė, man atrodo, 44 šalių jaunimo atstovų, tūkstantmečio kartos atstovų ir Z kartos jaunimo, tam, kad mes galėtume pamatyti, kokie tai yra tie žmonės. Ir šita apklausa ir šitas tyrimas, jis mums parodė, kad ta tūkstantmečio ir Z kartos yra žmonės, kurie yra didelių lūkesčių karta. Ir ką tai reiškia? Jie darbe ieško daugiau negu darbo.
Ir dažnai galbūt mes girdime taip, arba patys taip kalbame, kad jaunoji karta yra neatsakinga, kad jie va čia keičia darbą kaip kojines, kad jie yra neįsipareigoja ir panašiai. Ir tai nėra tiesa. Labiau yra tai, kad tai yra žmonės, kaip čia pasakyti, jie nemėgsta chaltūros. Ir jeigu jie ateina į kažkokią darbovietę ir pamato, kad ten nėra taip, kaip jiems buvo sakoma, tai jie tiesiog nėra lojalūs. Jie nėra dėkingi, ta prasme, kad dar pabūsiu, nes mane čia gražiai priėmė. Tai yra tam tikras skirtumas tarp tų, kurie dabar ieško darbo ir tų, kurių amžiaus vidurkis yra 50 ir daugiau. Tai nėra apie atsakomybės nebuvimą, bet tai yra apie labai aukštus lūkesčius tai vietai, su kuria aš noriu bendradarbiauti ir kur noriu kažko pasiekti. Ir tradiciniai darbo santykiai ir susitarimai negalioja. Tiesiog kitaip žmonės supranta darbo santykį. Kitas momentas yra tai, kad jaunai kartai tai yra ambicingi žmonės, bet ambiciją irgi supranta kitaip. Pavyzdžiui, yra problema su vadovaujančiomis pareigomis. Ir man atrodo, savivaldybės tai irgi patiria, kai yra sudėtinga surasti vadovą mokyklai. Nes jaunai kartai nėra prioritetas. Man atrodo, tik tai 6% jaunosios kartos atstovų nori kopti karjeros laiptais. Kitiems ambicija yra susijusi su nuolatiniu augimu ir naujų įgūdžių atradimu. Tai reiškia, tai yra žmonės, kurie ateina į darbą ir nori vis labiau kažko išmokti, atrasti, patirti ir tobulėti. Ir beje, čia irgi vienas iš tokių svarbių aspektų, kuriuos verta paminėti, jaunoji karta dažnai atsisako aukštojo mokslo, ypač jeigu jis trunka labai ilgai. Ir vėl, ne todėl, kad jie neturi atsakomybės jausmo, bet todėl, kad jie atranda greitesnių būdų pasiekti tą patį rezultatą. Ir žymiai aktualesnis tampa aspektas arba patrauklesnis tampa tas darbas, kuriame aš galiu eigoje išmokti to, ko dabar man reikia. Nes aukštoji mokykla gali nepasiūlyti per savo programas tų įgūdžių, kurių reikia čia ir dabar. Nes pasaulis ir darbo rinka ir tie skilsai, kurie yra reikalingi darbe, bet kokiam darbe, jie pernelyg greitai keičiasi ir tradicinės sistemos jos tiesiog nespėja prie to prisitaikyti. Na ir mano minėtas tyrimas, jis kalba apie tokį trifektą pusiausvyrą. Tai yra 3 pasitenkinimo faktoriai. Ir jeigu tarp šitų 3 pasitenkinimo faktorių nėra pusiausvyros, tai lemia, jog Z kartos ir Millennium kartos atstovai tiesiog pasiryžta keisti darbą arba netgi keisti savo veiklos sritį. Kas yra tas trifekta, 3 veiksniai? Tai pirmiausia yra finansinis stabilumas. Iš esmės tai yra kaip bazė šiuolaikiniam jaunimui. Be finansinio stabilumo jiems yra sudėtinga galvoti apie bet kokius kitokius iššūkius, tikslus, motyvus ir panašiai. Ir realiai galime čia kapstytis dėl priežasčių, bet jaunimas turi gyventi labai įtemptom sąlygom. Ta prasme, visa tai, kas vyksta pasaulyje, nestabilumas rinkoje ir panašiai, noras būti nepriklausomais, verčia ieškoti darbo, kuris užtikrina tai, kas
užtikrina mano būtinus poreikius. Todėl, galvodami apie mokytojų pritraukimą, finansinis klausimas, kas be ko yra labai aktualus, bet vėl čia labai svarbu išvengti tokių kliurkų, kurios kaip tik pakiškoja, kalbant apie finansinį stabilumą. Aš čia šiek tiek į priekį savo pristatymo išbėgsiu, bet turime politinių sprendimų, kur pavyzdžiui pradedantiesiems mokytojams yra suteikiama stipendija, kuri kaip ir labai išdidina pirminę algą, kurią tu gali gauti. Ir tu dirbi, bet po metų ar 2 tu prarandi tą stipendiją. Ne? Ir reiškia, tu patenkėjai į nestabilę situaciją. Ne? Tu kaip ir atsiranda ta situacija, kur tu jau nesijauti saugus, nesijauti patenkintas. Tuo pačiu, kai mokykloje nėra lankščių priedų sistemos, kai pavyzdžiui atlieki kažkokį papildomą darbą ir gali žinoti, kad už tai gausi atitinkamą atlygį arba kažkokį apdovanojimą, užmokestį iš esmės. Jeigu to nėra, tada tu nejauti motyvacijos įsitraukti į tas veiklas. Kitas momentas arba kitas aspektas yra jaunosios kartos emocinė sveikata ir darbo kultūra. Jiems tai yra svarbu ir vėl mes galime čia pykti arba piktintis, arba būti kažkaip nepatenkinti, bet realybė yra tokia, kokia yra. Tik tai pusė jaunosios kartos atstovų savo psichinę sveikatą vertina gerai. Ką tai reiškia? Kad jie darbdaviui irgi turi lūkesčių, labai didelių lūkesčių susijusių su tuo, kaip darbe aš galiu užtikrinti savo emocinę, psichologinę gerovę. Vieną tokį dalyką čia išryškinau, nes man atrodo, kad apie tai turėtume daugiau pagalvoti, ypač administravimo srityje, ko tikisi tie jauni žmonės iš vadovų. Tai jie tikisi, kad vadovai padės brėžti ribas ir rūpinsis jų emocinė sveikata. Tai iš karto galim pagalvoti apie jaunus mokytojus, kurie ateina į mokyklą, ką mes dažniausiai jiems pasiūlome. Mes jiems pasiūlome praplėsti ribas. Čia mes renkuosi mokyti programoje jau pastaruosius metus, išmokome šią pamoką ir dabar, anksčiau to nedarėm, bet dabar reguliuojame mūsų mokytojų darbo krūvį mokykloje. Neleidžiame jiems dirbti, nesuderinus su mumis. Tam tikrą prasme kišomės į jų darbo santykius su darbdaviu. Bet kodėl? Ogi todėl, kad kai mokytojas ateina, jis turi daug idėjų, jis turi daug iniciatyvos, jis yra tas ambicingas žmogus, kuris nori kažką keisti, kažką padaryti. Pakviečia vadovas ir sako, žinai, turiu dar pusę etato. Arba dar 0,6 etato. Paimk, nes tu gali, ką tačiau, ar 4 ar 8 pamokos per dieną, koks skirtumas. Vienai pasiruoši, kitai bus gerai, viskas yra ok. Ir tas žmogus paima, nes galbūt jis pats nemoka brėžti ribų, galų gale tyrimai rodo, būtent jis tikisi, kad vadovas turi atitinkamos patirties nubrėžti, kur yra jam riba, kur šiuo metu yra jo poreikis ir tuo pačiu, kas jam yra geriausia. Ir po pusmečio tas mokytojas, ambicingas, motyvuotas, geranoriškas, skambina ir klausia, kaip galima palikti programą. Kaip išeiti iš tos programos. Kas nutiko? Niekas nenutiko. Aš tiesiog nemiegu. Aš tiesiog drebu, atsikeldamas rytais. Aš tiesiog nežinau, kaip jaučiuosi bendrai. Ne? Tai čia yra svarbus momentas. Jeigu mes suprasime, kokia yra ta jaunoji karta, mes galėtume išvengti tam tikrų klaidų, kurie užveda tą užburtą ratą
ir dėl kurio po to piktinamės, kad jie yra neatsakingi, jie mus palieka, jie čia nesilaiko įsipareigojimų ir panašiai. Ir trečias momentas yra darbo prasmė. Dar prie darbo kultūros nepaminėjau, tai žinokit, jeigu mokykloje yra nepagarba ir apkalbos, tai tiesiog tie žmonės išeis ir suras kitą vietą. Tai čia palinkėjimas mums visiems vengti tokių dalykų. Vengti tokių dalykų ir vienas iš svarbių aspektų tai yra įvertinti tą mokytoją. Skirti savo laiko, tai man atrodo, ką mums Suomijos pavyzdys irgi pasakė, parodyti kiekvienam darbuotojui, kad jis yra matomas ir įvertinamas. Tai yra investicija į to žmogaus savijautą ir norą būti šitoje darbo vietoje. Ir tas trečias trifekta elementas, tai yra darbo prasmė. Tai kaip ir minėjau, tai yra žmonės, kurie ieško daugiau nei darbo, jie ieško tikslo, ieško misijos, jie nori keisti pasaulį. Ir prasmė darbe jaunai kartai yra svarbiausias veiksnys, dėl kurio jie prisiriša prie to darbo. Ir kalbant apie mokytoją, mes turėtume būtent permastyti labai, o kokią prasmę arba kokią vertę mes siūlome žmogui kartu su mokytojo darbu. Jeigu mokytojas mums, jeigu mes kaip mokytojai matome save vien tik tai kaip rangovus, vykdytojus, programų išėjėjus, tai nėra patrauklu. Tai nėra kažkas, kas tave pritrauktų dirbti patį sudėtingiausią darbą. Bet gąsdina šitą žmogų ne tai, kad tas darbas yra pats sudėtingiausias, bet tai, kad jo vaidmuo nėra prasmingas. Ir jeigu mes pasiūlome mokytojui kūrėjo vaidmenį, realaus kūrėjo vaidmenį, vėl ta prasme rezonuoja su tuo, ką pasakė Suomiai apie autonomiją, apie pasitikėjimą tuo, kaip kuria tas žmogus, tada jis mato, kad jis realiai kuria ateitį. Vaiko ateitį, šalies ateitį, pasaulio ateitį. Tai ką daryti su mokytojais, čia tikriausiai gal į diskusiją šitą nukelsim, nes gal ir jau irgi nevaldau laiko, nežinau, kiek jau turiu pabaigti, bet kas be ko, finansinis stabilumas ir efektyvios paskatos yra kaip bazė, norėdami pritraukti mokytojus ir turėtume mokytojų apmokėjimo sistemoje arba mokytojų skatinimo sistemoje pagalvoti apie tai, kaip tas apmokėjimas turėtų būti kuo aiškesnis su didžiausia struktūra. Ta prasme, kad aš žinočiau, kad aš už ką gaunu pinigus ir būčiau tikras, kad kitas žmogus negauna pinigų, jeigu jis nedaro to, ką aš darau. Ne? Antras momentas yra streso valdymas ir efektyvesnis darbų pasiskirstimas. Tai čia jau minėjau tuos aspektus, kiek mes investuojame mokykloje į mokytojų palaikymą, į jų įvertinimą, ta prasme ne lentelių pildymą, gerai dirbo ar blogai dirbo, bet pastebėti tą žmogų. Ir kitas aspektas tai yra mentorystė. Čia jau mano minėtas jaunosios kartos bruožas, kad jie tikisi darbe augti ir tobulėti, kaip jie tai norėtų daryti, bendraudami su labiau patyrusiais kolegomis ir turėdami vadovų arba jų paskirtų žmonių palydėjimą, mentorystę. Reiškia, vėl, mentorius tai ne tas, kuris sukontroliuos, ar tu padarei, kas tau buvo pasakyta, bet tai tas, iš ko aš galiu mokytis. Taip. Bet galiausiai, čia galbūt ir bus gera proga užbaigti. Galiausiai tai yra klausimas, ko tu čia atėjai. Šitas klausimas yra statistiškai reikšmingas, nes
kai renkuosi mokyti mokytojai, nežinau, kiek jūs esate pažįstami su renkuosi mokyti programa, bet tai yra žmonės, kurie dažnai ateina iš visiškai kitų sričių į švietimą. Iš verslo, iš mokslo, iš menų, iš technologijų srities ir panašiai. Ir jie ateina į švietimą, ateina į mokyklą, tampa mokytojais. Tai dažniausias klausimas, kurie tiems naujiems pradedantiesiems mokytojams užduoda kiti nauji jų kolegos, ko tu čia atėjai. Ir tas mokytojas grįžta pas mus ir sako, žinot, ką jie visi manęs klausia, ko aš čia atėjau. Ir aš kažką pradedu kalbėti apie, vaikas, ten socialinė atskirtis, kažką ten prasmė. Ir jie, pažiūrėsim. Kiti labiau geranoriški sako, nesijaudink, viskas bus gerai. Bet reikia klausimas, ko tu čia atėjai, reiškia, kad pirminis klausimas, kaip paskatinti mokytoją ateiti į mokyklą, yra irgi aktualus, nes mes kaip mokytojai galbūt primiršom, kodėl mes esame mokytojai. Ar gali mokytojas keisti pasaulio ateitį? Taip gali. Jeigu mes leisime mokytojui tai daryti ir jeigu tokią funkciją mokytojui deleguosime. Renkuosi mokyti programoje, kiekvienas ateina į šią programą ne dėl to, kad nori tapti mokytoju, bet dėl to, kad nori užtikrinti, kad vieną dieną kiekvienas vaikas, nepriklausomai nuo savo socialinės, ekonominės ar kultūrinės padėties, mokykloje jausis gerbiamas, vertinamas ir galintis atskleisti savo potencialą. Tai yra vizija, su kuria ateina tas žmogus į mokyklą. Tai yra jo motyvas, tai yra jo prasmė, dėl ko jis nori planuoti pamokas, kurti planus, ieškoti kolegų, su kuriais gali bendradarbiauti, pastebėti vaiką, kuriam reikia daugiau pagalbos ir panašiai. Ir tai yra misija, kuri paskatina jaunosios kartos atstovą būti mokytoju, būti mokykloje. Šį rudenį buvau Kambodžoje, kur buvo susitikimas su panašių programų, kaip renkuosi mokyti vadovų atstovais. Tai iš viso 63 šalis iš viso pasaulio. Ir realiai visi diskutuoja apie du klausimus. Apie pinigus ir apie pritraukimą. Kaip pritraukti naujus žmonės į švietimą. Ir geriausiai klausimą mums atsakė viena diskusija su mokykloje, su mokiniais. Kažkaip buvo proga nueiti į mokyklą ir susitikti su mokiniais ir pasikalbėti apie jų gyvenimą. Šiaip Kambodža yra labai sudėtinga, turi dabar istoriją. Prieš 50 maždaug metų pas juos įvyko genocidas. Ir beje, kalbant apie mokytojo darbo prasmę, tai diktatoriai labai gerai žino, kokią galią turi mokytojai, nes tuo metu, kai įvyko genocidas Kambodžoje, tai buvo išžudyti 90% mokytojų. Išžudė visus išsilavinusius žmonės ir mokytojus tame tarpe, nes jie žinojo, kad tautą galima sunaikinti būtent per sunaikinimą švietimo sistemos. Sunaikinimą tų, kurie turi kažkokią viziją, kurie nori kažkur nueiti, ne, kurie mato daugiau negu ryžių laukai, nepaisant to, kad jie yra svarbus. Tai jie žudė visus tuos mokytojus, tai įsivaizduokite, dabar jie yra tokioje stadijoje, kai bando viską atkurti. Ir gera buvo matyti, kaip stipriai jie pasitikė, kad švietimo sistemos atkūrimas tai yra tas kelias, kuris gali pakelti visus ir jų šalį. Bet grįžtu prie tų vaikų ir konkrečiai tos mergaitės. Aš ten sėdėdama su tuo jaunimu, ten buvo jiems 15-14 metų, konkrečiai negaliu pasakyti. Ir aš jų tiesiog paklausiau,
ką jūs stebite, ką jūs sekate pasaulyje, iš viso pasaulio, ką jūs sekate. Ir jie taip kažkaip vienas į kitą, galbūt nedrąsiai, ir tada viena mergaitė sako, mano geografijos mokytoja. Sutrikau, galvoju, blemba, nesuprato klausimų, sakau, ne, bendrai iš tokių įžymybių pasaulyje, kas tau yra toks kažkoks pavyzdys? Ir man sako, ne, aš supratau tave, geografijos mokytoja. Nes tai buvo vienintelis žmogus, kuris manimi patikėjo tada, kai niekas nenorėjo manim tikėti. Ir po to patylėjo, kaip aš sakau, ir dar sportiška, prižiūri save. Tai dėl šitų dviejų dalykų mokytojas gali keisti pasaulį. Ir todėl mums reikia būtent formuoti švietime aiškesnę viziją ir kryptį tiems žmonėms, kuriuos mes norime pritraukti. Nes tai yra prasmingas darbas. Tai yra darbas, kuris gali keisti pasaulį. Tai tiesiog siūlyčiau žmonėms potencialiems nesakyti eik mokyti, bet sakyti, kad jis pasakytų pats, kad aš renkuosi mokyti. Taip, nes būti mokytojui tai išskirtinė patirtis suteikianti pranašumą bet kokioje tolimesnėje karjeroje. Wendy Kopp, kuri įkūrė Teach for All, jis sakė, kad pirmas darbas gyvenime yra labai svarbus. Ir jeigu tavo pirmas darbas, baigus studijas, yra mokytojo darbas, tu vėliau galėsi dirbti bet kokį darbą. Tai linkiu tuo pasitikėti irgi vykdant šitą darbą. Jeigu jūs vykdot mokytojo darbą, žinokit, kad jūs galite daryti bet kokį darbą. Ir to paties linkėkime tai jaunajai kartai. Ačiū. Dabar diskusija. Taip, tai norėčiau nieko ilgai nelaukdama pakviesti visus į diskusiją. Tai pirmiausia, kviesiu sugrįžti Arturą ir prisijungti prie mūsų scenoje. Taip pat norėčiau pakviesti Kauno švietimo bendruomenės atstovus, tai Ona Gucevičienė, Kauno švietimo skyriaus vadovė. Taip pat Deimantė Jankūnaitė, mūsų programos dalyvė ir taip pat Kauno Dariaus ir Girėno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Sveiki. Ir taip pat norėčiau pakviesti Dewbridge Foundation vadovę Gintarę Dzindziletaitę Kelmelę ir taip pat Andrių Pelegrimą, organizacijos Herojus vadovą. Tai sveiki visi prisijungę. Ir dabar kviesiu sureaguoti ir padiskutuoti į du pranešimus, kurių klausėme ir pasigilinti labiau į klausimą, tai kodėlgi vis tik trūksta mokytojų. Ir aš norėčiau pradėti nuo renkuosi mokyti ir dėl to, kad ką tik išklausėme tavo Arturai pranešimo, bet tuo pačiu metu ši organizacija laiko arčiausiai pulsą tarp to, kodėl motyvuoti žmonės gali norėti ateiti į mokyklą, gali norėti joje likti. Ir taip pat iš jūsų programos prioritetų ir tikslų labai matosi, kad jūs vis tik atrenkate motyvuotų žmonės, kurie to nori, to domisi, tačiau didžiulės pastangas sudedate tam, kad jie ten ir liktų ir prisitaikytų. Tad jūsų svetainėje skelbiama tokia statistika. 75% jūsų programos dalyvių vis dar lieka aktyvūs švietimo lauko dalyviai. Tad labai norisi sužinoti, kaip jūs šitą skaičių vertinate ir interpretuojate, kodėl tie, kurie lieka, o tie, kurie išeina, vis dėlto išeina. Ar mes galime kažko pasimokyti ir iš tų, kurie išeina? Jo, daug klausimų. Tai
Man atrodo, daug dalykų irgi norėjau papasakoti per pristatymą, tai dabar dar papasakosiu. Bet realiai, tai pirmas dalykas, reikia atnaujinti tinklapį, nes dabar jau paskaičiavom su paskutiniam kartom, kad 80% lieka švietimo sektorė, tai tas skaičius didėja, tai lyginant su bendra Lietuvos tendencija, tai yra žymiai geresnis rodiklis negu kad yra kitur. Ir atsakymas yra būtent tai, ką pabandžiau pabaigoje ir pasidalinti, kad mes parodome, jog būti mokytoju yra atrasti prasmę. Tai yra įsipareigojimas misijai. Vat šiemet mes turėjome 320 kandidatų, kurie norėjo patekti į mūsų programą. Iš jų mes pakviesime į mūsų programą 20, gal 30. Tai kaip Helsinkije konkursas, netgi didesnis, tai tegul jie ten nesigiria taip stipriai, nes šitie žmonės yra pasiryžę dirbti nebūtinai Helsinkije, jie pasiryžę dirbti ir mažesnėse kaimeliuose, mokyklose, kur yra vaikai iš labai įvairių ir sudėtingų socialinių kontekstų. Tai pirmiausia, kai jie mums pasakoja apie savo motivaciją, tai jie būtent įvardina, kad jie ieško prasmės. Ne? Antras dalykas, kurie jie įvardina, tai panašiai kaip Z karta Deloitui, kad jie nori augti. Ir kur yra mūsų sėkmė, kaip programos Renkuosi mokyti, kad mes būtent jiems sugebam parodyti, kad tapdamas mokytojui tu užaugi. Kaip žmogus, kaip specialistas, kaip patyręs darbuotojas. Ir trečias elementas, kurie jie nurodo ir kurie jie atranda, tai yra bendruomenė, kuri tave palaiko ir kuri tave augina. Tai viena iš tai, ką tokį privalumą pasiūlo mokytojų programa Renkuosi mokyti, tai yra būtent bendruomenė, kuri susiformuoja iš tų žmonių, kurie praėjo tą patį kelią. Reiškia, aš ne tik tai įgyju žinių, kaip pravesti pamoką ir kaip užpildyti dienyną, su šituo antru tai gal mums blogai sekasi, bet pildo vis tiek dienyną, bet kaip pravesti gerai pamoką, bet tuo pačiu ir kaip papasakoti ir pasidalinti bendruomenėje apie tai, kad man kažkas nepasisekė ir kaip iš to išeiti. Tai tos patirtis padeda šitiems žmonėms atrasti save mokytojo vaidmenyje arba švietimo srityje. Kodėl tie 15 ten ar 20% nueina kitais keliais? Dėl labai įvairių priežasčių. Bet niekada neapgalvojo, kad tai yra blogai. Nes vėl, mokytojo darbas nėra kažkoks lažas, kurį kažkas turi atidirbti, arba vat, jau pasakė, jau nežinau, dievulis pakarojo ir tu eini. Taip, ne, tu esi laisvas. Ir jeigu tas žmogus patyręs mokyklą, patyręs mokytojo vaidmenį, pamatęs labai skirtingų vaikų kontekstų, su visa šita patirtimi, nueina, grįžta toliau, nežinau, į savo verslą, eina į politiką, eina kurti kažko savo. Taip, bet jis ten jau tampa vaiko balso ambasadoriumi. Jis jau kitaip mato tuos visus reikalus, kurie vyksta visuomenėje, pasaulyje ir taip toliau. Tai, man atrodo, tai yra didelis privalumas. Tai yra būtent tai, ką galbūt neišgvildenau ir apie ką kalbėjo Teach for America ir Teach for All įkūrėja Wendy Hopp, kad pirmas darbas iš esmės keičia tavo pasaulėžiūrą. Ir todėl mūsų visų interesas būtų, kad žmonės, talentingi žmonės būtų mokykloje, būtų sudėtingose kontekstuose, tam, kad daugiau išmoktų ir po to eidami kurti visuomenę kitose srityse tą idėją ir viziją irgi neštų. Iš tiesų, iš klausytų pranešimų matyti, kad tas prasmės poreikis ir su fundamentaliais švietimo tikslais. Ir kai mes turime ugdymo sistemą, kuri yra labai stipriai orientuota į egzaminų rezultatus,
tampa sudėtinga kiekvieno vaiko sėkmę matyti kaip vertą siekimo, nes ne kiekvieno vaiko sėkmė atrodys kaip šimtukas. Tad labai įdomu yra išgirsti, kaip jūs dirbate su būtent psichologiniais šito darbo aspektais, kaip nepriimti to šimtuko neišgavimo kaip asmeninės nesėkmės ir kaip nepasiduoti tam vyraujančiam, galbūt lengvai pamatuojamam ir maloniam rezultatui. Tai va čia ir to neįmanoma padaryti be bendruomenės, nes ta prasme, tu, kai nueini į tą sistemą bendrai, kad ir kokia ji būtų gera, tu jautiesi spaudžiamas, bet dalykas, kuris tave turi sugrąžinti, tai yra būtent tas tikslas arba vizija, dėl ko tu čia atėjai. Galiausiai, ar tave paskatino ir ar tave sužavėjo darbo mokykloje pasiūlymas, kad paruošk vaiką šimtukui. Yra tokių darbų, yra tokių vietų, kur tave gali tas sužavėti, bet, pavyzdžiui, tai nėra renkuosi mokyti vieta. Ir čia tiesiog irgi iš Skandinavijos, pavasarį dabar grįžau neseniai iš Norvegijos. Ir kalbėsiu su mokytojais. Man tai buvo toks nekultūrinis šokas, bet realiai labai didelis skirtumas, nes pas mus, aš irgi esu mokytojas, tai niekas neįsižeiskime, čia visi taip nuoširdžiai, niekas nefilmuoja, niekas neįrašo, tai galima kalbėti. Bet pas mus, jeigu kalbi apie bet kokį ten revoliuciją, reformą kažkokią, dar kažką, tai visi ką akcentuojam, jo būtų gerai, fenomenais grįstas, būtų gerai, bet egzaminai. Su norvegų mokytojai, su keliais susėdi ir kalbi apie mokinių įvairovę. Taip, nes mano buvo fokusas, įtrauktis ir panašiai. Ir sako, mūsų tikslas padėti, kad to vaiko mokymosi patirtis būtų kuo jam sėkmingesnė ir malonesnė. Reiškia, mes pritaikome ugdymą, pritaikome veiklas, individualizuojame užduotis ir panašiai. Ir mes ten su tokie iš Lietuvos sako, kaip egzaminas, mane. Ir jie sako, egzaminai nėra pritaikomi, ką jūs turite omeny? Sako, tai egzaminai netgi nepritaikoma, jūs visą ugdymą pritaikote. Taip, ir vėl pradeda tą savo nesąmonę, kad vaikas turime, ir konkrečiai rodo, mes susėdame trečiadieniais, kalbame, kaip padėti tam vaikui. Ir mes vis tiek užsispyrę, sako, tai kaip galiausiai tas egzaminas? Tai po trečio karto aš supratau, kad čia yra tas kultūrinis skirtumas, nes jie darbe egzaminas yra. Ir jis netgi yra nepritaikomas. Visi laiko ten tuos pačius egzaminus. Ir jis galiausiai taip į mus jau keistai pradėjo žiūrėti ir sako, egzaminas yra egzaminas, vieniems pasiseka, kitiems ne. Ir realiai, kai mes žiūrim į Talis, didžiausią stresą Lietuvoje mokytojas patiria dėl vaiko pasiekimų. Taip, rezultatų. Ir ką tai reiškia? Tai nereiškia, kad dabar aš bandau čia įtikinti, kad nieko nemokykim vaikų. Ne, bet fokusas gali būti kitur. Mes galim suprasti, kad egzaminas yra, jis savo eina kaip traukinys. Vieniems pasiseks, kitiems nepasiseks, bet mano užduotis nėra egzaminas. Mano užduotis yra to vaiko sėkmė ir jo mokymosi patirtis. Kaip po to jam seksis, sakau, galit užmėtyti akmenį, nesvarbu, kaip jam po to seksis. Užtikrinkime, kad jo mokymosi patirtis bus sėkminga ir jį netraumuojanti. Ir mes pamatysime, kad realiai tai netrukdys po to rezultatams. Ačiū labai. Noriu. Negiklaimas, taip iš tiesų. Kita vertus, iš klausytų prezentacijų yra akivaizdu, kad reikalinga yra mokyklą reflektuoti ir kaip tam tikrą organizaciją, kaip tam tikrą darbo vietą. Ir čia su mumis mes turime 2 Kauno švietimo bendruomenės atstovus, tai yra administracijos ir mokyklos vadovą taip pat. Ir labai norisi paklausti
santykį su mokytojų trūkumų klausimu, bet taip pat ir kolektyvo formavimo, mokytojų atrankos ir tuo pačiu metu ir tarptautinių praktikų, kurios galbūt įkvepia, kurias verta pritaikyti, kuriomis verta dalintis. Andriau, ką jūs galvojate? Sveiki visi, malonu būti šitoj grupiai. Aš šiaip džiaugiuosi, daug idealizmo mes čia turim, daug gerų idėjų. Fainai būti šitoj grupiai. Geros istorijos, atsiminsiu, turėsiu ką pasakoti mokytojams, kai grįšiu po šio seminaro, saviškiams. Tai noriu vieną dalyką, aš kaip organizacijos vadovas, tai herojus yra ir mokykla, ir darželis, ir turim apie 240 mokytojų dirbančių, leidyklą, turinio kūrėjai taip pat. Mano užduotis, žinot, aš noriu idealizmą paversti kažkuom apčiuopiamu. Ir kartais tai yra labai sudėtinga. Tai mes dabar kalbame apie tai, kad ten, tarkime, būti matomam. Tai aš galėjau būti matomas prieš 5 metus, kai jų buvo mažiau ir vaikų mažiau. Dabar būti matomu reiškia, aš turiu save kažkaip padauginti per kitus vadovus, pavaduotojus ugdymui, ar tai ten mes turime hubų vadovus, tarkime, kad tie žmonės atliktų tą pareigą, bet juos pirmą reikia išmokyti, kad jie tai padarytų. Tai nenoriu visiems nukilinti idealizmo, bet noriu, kad mes pradėtumėm galvoti apie tai, kaip praktikoje visus tuos dalykus galime realiai gyvendinti, nes aš manau, kad jeigu nėra įrankio, nėra pastovios nuolačios rutinos ir nėra nuolatinio kartojimo ir priminimo, kad ir apie tą prasme, apie ką kalbama, ne, visi jie pameta prasme kažkada tai. Metų eigoje mokytojai pameta prasme mano paskaičiavimais 2 kartus. Tai apie gruodį, kada įtampa ten jau sukyla ir švenčių periodas prasideda ir va dabar maždaug apie gegužę turėtumėt visi galvot, kodėl aš čia esu. Tai suprantat, aš tada galvoju, ką man daryti, kaip tiems įvykiams už akių užbėgti, kad priminti, nes aš nepasakysiu, tai primink, kodėl tu čia atėjai, bet jis tokioj stadijoje, kad aš noriu iš čia išeiti jau, suprantat. Tai va, bet aš labai sutinku su tuo, ką sakėt. Čia apie jaunus mes turbūt daugiau kalbant tuos ateinančius žmonės, kas irgi labai svarbu. Tai tas pirmo darbo elementas labai svarbus yra. Nes man mokytojo profesija, aš kai atėjęs iš verslo, yra ta profesija, kur žmonės labai daug gali, moka ir išmoksta per procesą. Nes tipinis mokytojas, jeigu dar yra klasės vadovas, auklėtojas ar kaip, tai jisai, žiūrėkit, jisai ir valdyti klasę gali vaikų, ir tėvų klasę gali valdyti, turi psichologijos, psichoterapijos ten tų pagrindų, puikiai kalba keliom kalbom, nes turbūt ir dalyko mokytojas yra ir turinį ruošia, turi daug kompetencijos, turi lyderystės įgūdžių. Tai jie padirbė, kaip sakot, 4-5 metus, jie gali tiesiog dirbti įmonėse kažkur, tai būti medžiojami kaip labai labai geri specialistai. Tai aš kiekvienam tam jaunam žmogui, kuris galvoja, kad jis nori tą daryti, aš sakau, darykit, prašau, nes čia investicija į tave patį. Čia tu būsi kažkas tokio, kur tavęs norės kažkas. Tai ir mokykla yra tikrai tau gera vieta išmokti viso šito. Tai aš tą nuolatos skatinu ir bandau juos palaikyti tame procese. Tai turbūt tokie, gal dar išsirutulios ta mūsų diskusija, kažkaip perdodu gal. Deimante, galbūt jūs norėtumėte ir papildyti ir įsijungti į šį klausimą, kadangi kontekstui ir ne, per 1000-mečio mokyklų programą teko matyti ne vieną tarptautinę praktiką, įskaitant ir stažuotę Suomijoje, bet tuo pačiu metu jūs kaip pavaduotojų ugdymui esate viena iš svarbiausių žmonių, kas liečia mokytojų palaikymą procese. Tai įdomu išgirsti ir jūsų perspektyvą. Tai jeigu apie tą kalbant mokytojų palaikymą arba kas jos iš viso išlaiko mokyklai, tai aš vis tiek pirmiausia, tai tokį svarbiausią aspektą paminėsiu, ką mes jau labai daug ir Artur kalbėjo apie prasmę darbo. Tai kartais žmonės tiesiog gyvena ta prasme ir kartais net iš išorės nereikia nieko daryti, nes aš kaip sakau, mokykla kuria tą gerąjį priklausomybės jausmą. Žmogus atėjęs dirbti į mokyklą, jis dirba tokioje aplinkoje, kur
nuolatos jis jaučiasi reikalingas, jis nuolatos jaučia, kad jis augina. Ir o mes žmonės, ko mes gyvenime ieškom, mes ieškom prasmės ir tą žmogų, kuriam ypač užpildo šitas jausmas, jis turi jau tą vidinę motivaciją likti ir būti darbo šioje vietoje. Kitas dalykas, kad ir kaip bebūtų, kad ir kaip kalbam apie mokyklą kaip ir švietimo sistemą kaip tokią sudėtingą pakankamai šiuo metu sistemą, bet vis dėlto yra stabilumas, ko žmonės irgi ieško, tai yra darbo stabilumas, socialinės garantijos, tai nėra naktinės pamainos, tai yra, aš žinau, kada man ateiti, kiek aš pamokų turiu. Šito stabilumo žmonės irgi pakankamai ieško ir dar jeigu mokytojas yra su pakankamai didelė patirtimi, jisai jau savaime turi metodiką, savo būdus ir jisai pakankamai jaučiasi pasiruošęs atėjęs dirbti. Netgi sakyčiau, kas dar motyvuoja mokytojus, apie ką mes mažai kalbam, visą laiką norisi, kad atlyginimas būtų didesnis, tačiau tas atlyginimas ir jo augimas, jis kiekvienais metais vyksta po truputį ir šito slėpti negalim. Ir kodėl aš apie tai užsiminiau, man atrodo, kad mes apie tą mokytojų atlyginimą apskritai kalbam per mažai, nes jeigu jūs pabendrautumėt va taip su mokiniais ir paklaustumėt jų, kiek jie įsivaizduoja, kad mokytojas uždirba, arba aš dirbu su įvairių miestų jaunųjų pedagogų klubais, tenka susitikti, kai mokiniai bijo kažkaip klausti šitą atlyginimą, bet jeigu tu paklausi, o kiek jūs įsivaizduojat, kad mokytojas uždirba, jie vis dar galvoja, kad mokytojai dirba už minimumą. Ir tai irgi sudaro visuomeniai tokį įspūdį, kad šitas darbas yra su tokia labai perspektyva, tai man atrodo, ir šitas dar augina mokytoją, kad ir tas vis tiek, kad visi norim, kad tas atlyginimas augtų greičiau, bet jis auga po truputį ir tas šiek tiek jaučiasi. Ir dar vienas dalykas, tai mokykla dabar pasidarė tokia vieta, kur jeigu tu nori tobulėti, mokymų galimybės. Tikrai mokyklos skatina mokytojus eiti į kvalifikacijos mokymus. Tu tik mokykis ir mokykis, tobulėk, plus tokios programos kaip Tūkstantmečio mokyklos. Prieš tai turėjom didelę savo mokykloje programą kokybės krepšelis, infrastruktūra mokyklos gerėja, priemonių daugėja, tai vadinasi, mokytojas tikrai turi priemonių galimybių, kur jisai gali tą darbą auginti, nuolatos paversti į kažkokį aukštesnį lygį, kur aš galiu pasinaudoti dalykais, kurie aplink mane, kūrybiškai pažvelgti į tai. Tai yra galimybė savam darbe paauginti tai, ką aš darau. Tai va tokie dalykai, man atrodo, išlaiko, motyvuoja mokytojus. Na ir tas nuolatinis palaikymas, tas pokalbiai, mentorystė, tai šitas dalykas yra neatsiejamas ir jo reikia kiekvienam ir čia jau buvo apie tai paminėta, kad pastebėti, jeigu tu dirbi gerai, kad žmogus nori, kad tai matytųsi ir nori už tai gauti grįžtamą į ryšį. Tai va, toks gal labai kompleksinis, bet nėra vieno dalyko, kodėl ir kas skatina mokytojus dirbti arba kaip juos augina, yra toks didelis kompleksinis rinkinys. Dar norėčiau grįžti ir prie užsienio praktikų ir pavyzdžių. Mes žinome, kad jie lengvai nebūtinai pritampa kitoje švietimo sistemoje. Tai norisi šiek tiek, kad ir pareflektuotumėt šitas turėtas patirtis, tiek jūs, Deimante, tiek ir kiti. Tai aš galiu su Suomija, tada mes buvom su visa šita nuostabia grupė mokytojų išvykę į Suomiją. Tai ir kalbėjom ir turėjom kartu refleksiją, tai ar ten yra kažkoks stebuklas, ar taip toliau, ir tų išvalgų labai įdomių suradom, bet man gal labiausiai vienas dalykas įstrigo dar galvojant, kodėl tie jauni žmonės nesirenka taip aktyviai būti mokytojais, kodėl tos studijų programos nėra užpildytos būtent pedagogikos ir pakankamai ten turim tą vangų pasirinkimą. Tai Suomijoje va, tas mokytojų pozityvumas šiam darbui, jis jautėsi, nuėjusi bet kurią mokyklą, pozityvumas mokytojo, kad jis jaučia šitoj profesijoje tą savo jėgą, pasitikėjimą, jisai jaučiasi visoje mokykloje ir
mes truputėlį, aš nežinau, ar taip yra kultūriškai, ar taip yra iš to, kad tikrai mokytojai yra perkrauti krūviais ir ten visokiom besikeičiančiom bendrosiom ugdymo programom, bet mes tokie iš savo vidaus esam, kad pasiskūsti, ar ne, pavargę, kaip viskas atsibodo, koks šitas darbas ir taip toliau. Ir kokią mes žinutę transliuojam savo mokiniams ir kokią transliuojam į klases, tai yra, kad na jau jeigu ateisi į šitą darbo vietą, tai tu toks būsi visą laiką nepatenkintas, pavargęs. Aš nekalbu apie visą, bet tokia bendra nuostata yra, nes tas bendras nepasitenkinimas švietimo sistema, nuolatiniais pokyčiais jis yra aptarinėjamas ne tik mokyklos viduje, bet ir viską, ką mes matom socialinėse medijose. Ir tai persikelia į klasę, persikelia vaikams ir tas Suomijos pavyzdys, kad mokytojas atėjęs jaučiasi jau į darbą profesionalas ir jam nereikia įrodinėti nieko, kelia vidinį pasitikėjimą, ko trūksta, nes dar atėjus į mokyklą mokytojams nuolatos reikia įrodinėti pas mus, kad jis yra geras mokytojas, tai kelia jam naštą. Ir man dar vienas, aišku, labiausiai patiko, tai tas mokyklų nereitingavimas ir aš labai išgirdau gerą frazę Suomijoje - pozityvi diskriminacija. Tai man šitas dalykas labai įstrigo, kad vis dėlto pas juos yra, kad į mokyklą eina ne aš pasirinksiu, kuri mokykla, kur kalba tėvai forumuose, kad yra geriausia, arba taip nuo senai priimta, kad šita mokykla yra gera, šita yra bloga ir tik atskirtis laikui bėgant didėja, bet jie eina į artimiausią savo mokyklą ir jeigu, sakė, yra mokykla šiek tiek, kur daugiau gyvena tam rajone socialiai sunkiau gyvenantys žmonės, jei tas mokyklas labiausiai investuoja, kad ten yra didžiausias fokusas, kad kelti būtent tą mokyklą, tai man atrodo, kad va tos mums nustoti reitinguoti ir pabandyti, kad visos mokyklos būtų geros, šito labiausiai reikia ir tada mokytojai jaus pasitikėjimą savo darbu ir profesiją ir nereikės mums pastoviai lygintis ir kovoti. Tai. Aš gal norėčiau truputį papildyti, labai daug minčių gerų kyla ir šiaip labai džiaugiuosi klausydama, kokios valstybinės, privačios mokyklos ir nevyriausybinės organizacijos Lietuvoje yra. Aš nesu iš mokyklos administracijos ir nedirbu tiesiogiai su mokytojais, šiuo metu labiau dirbu su filantropiniam fonde, švietimo numeris 1 valdyboje. Ir aš tik kelčiau klausimą, ar tikrai į klausimą, ar trūksta mokytojų, kaip juos išlaikyti, ar tikrai mums jų trūksta. Ir renkuosi mokytis kandidatų, kiek buvo daugiau nei 200, ar ne, priimam 20, kodėl tiek mažai, kodėl negalim priimti daugiau tada. Ir tą klausimą keliu iš tos pusės, kad čia iš vidinės pusės papasako, kad yra daug galimybių mokytis, važiuoti į užsienio projektus, apie kuriuos žmonės nedirbantis mokykloje nežino, bet yra tikrai, kadangi dirbau technologinėse kompanijose, pažįstu ne vieną ir pati kviečiau mentoriauti ir dirbti mokytojais, keičia profesijas, išeina iš korporatyvų dėl vadinamos prasmės, bendruomenės ir pokyčio kūrimo, ne funkcijų valdymo, ar ne? Tokia, kokia ateina mūsų nauja karta, tai tą patį nori daryti ir ateinantis mokytojai. Tai aš gal tokį kelčiau klausimą, kaip juos pritraukti, jau jų yra, galbūt kaip keisti stereotipą, ką papasakoja, ar ne, apie atlygį, kokią jie darbo kultūrą gauna, daugiau kalbėti apie tai, edukuoti visuomenę, koks jūsų gyvenimas ir kokia darbo kultūra laukia. Man atrodo, tai labai stipriai padėtų atrasti ir padidinti ne šiaip skaičių norinčių būti mokytojais, bet gerų mokytojų skaičių. Įprastai, kai mes galvojame apie švietimą finansuojančius filantropinius fondus, kurių Lietuvoje maža, bet yra jūsų, bet tuo pačiu metu ir šiaip verslo ir švietimo santykių galvojame apie šiaip piniginės investicijas, kurias jūs pati esate viešai minėjusi, kad nėra labai patrauklios, nes jos greitai neatsiperka. Tai norisi paklausti, kokius kitus verslo ir švietimo bendravimo būdus matote iš savo perspektyvos ir tuo pačiu metu galbūt yra iniciatyvų, kurias jau finansavote ir matote, kad tai geri pavyzdžiai. Taip, iniciatyvų yra, gal nesinori čia tiek pasakoti, laiko gal mažai, tikrai kviečiu apsilankyti puslapyje, pasižiūrėti, kokias iniciatyvas skatinam.
Mes esame buvęs verslas, kuris tęsia misiją ir atidarėm fondą ir pagrindinė kryptis yra švietimas. Tai verslas, švietimas, plačiaja prasme, nevyriausybinės organizacijos, švietimo įstaigos lengvai gali bendradarbiauti ir tą reikėtų labai daryti. Pirmiausia, reikėtų įtraukti tėvus, jie yra pirmoji vietoje, kam labiausiai turėtų rūpėti ir labiausiai įsitraukti. Aš gal tokį asmeninį pavyzdį iš praktikos, tarkim, verslo pusės. Bendradarbiaujam su organizacija, kuri ugdė ir pačiai teko mokyti vaikus programavimo pagrindų, prisijungiant ne tiek, kad tik finansais, bet ir pačiai tiesiogiai. Ir skatinau ir kviečiau kolegas jungtis, tapti mentoriais ir dirbti su vaikais. Ir tiesa, kas gali dirbti su vaikais, su 8 vaikų grupė, tas gali dirbti su bet kuria komanda. Tai yra tikrai nuostabūs įgūdžiai ir visi turėtų pabandyti. Tai, man atrodo, puikus pavyzdys yra, kai yra ne tik skiriami pinigai, bet yra įsitraukiama į tas temas, kurios iš tikrųjų rūpi. Mūsų kaip fondo dalyvavimas, mes pasisakome už inovatyvių žinių, technologinių žinių prieinamumą ypatingai regionuose, jaunimo verslumo skatinimą ir Lietuvos kultūros plėtojimą. Tai vat dėl to mes ir prisijungiam ir labai remiam Švietimas numeris 1 organizaciją, kuri turi labai aiškiai išgrynintus tikslus. Tai man atrodo, partnerystė su verslais labai aiškiai ir gerai padeda švietimo organizacijoms, mokykloms, nevyriausybinėm organizacijom išsigryninti tikslus, ką mes norim pasiekti, kokius poveikio rodiklius norim turėti. Tai tų iniciatyvų daug yra ir kita yra dirbtinio intelekto įrankiai mokytojams, kurie yra jau pritaikyti ugdymo sistemai. Tai man atrodo, kai rūpi, kalbėsi ir pagrindinis dalykas yra girdėti, ką daro organizacija ir čia nepasakysiu buitiškai, neužmesti verslo įsivaizdavimo ar lūkesčio, kaip turėtų būti. Tai čia mes ateinam su pagalba, o ne su nurodymais kažkokiais, ką jūs turi daryti. Jūs geriau žinot, ką turi daryti. Taip. Kita vertus, galbūt versle yra ir, kaip jums atrodo, motivacijos, galbūt tiesiogiai per mentorystę, per atėjimą į mokyklą įsilieti į ugdymo veiklas, nebūtinai dalyvaujant švietimo lauke kaip mokytojai, ar ne? Galbūt tai yra perspektyva, kuri leistų ne tik padengti ugdymo valandas, bet ir tuo pačiu metu nesenti ugdymo programoms taip greitai, nes tai... Aš manau, kad tiek verslo atstovai turėtų ateiti ar į neformalų ugdymą, ar būti kokiu nors organizacijų valdybose, būti arti rezultato, arti to, kas gauna. Bet aš dar taip nukreipčiau, kad ir mokytojai galėtų atvykti į verslus ir truputėlį kitokios patirties įgyti. Ir man atrodo, čia dažna praktika užsienio švietimo sistemose, dabar nepaminėsiu, kuriuose konkrečiai, bet truputėlį įgyti kitos patirties ir grįžti su nauju požiūriu yra labai naudinga tiek versle dirbantiems, tiek švietimo sistemoje. Norėčiau grįžti šiek tiek ir prie situacijos Kaune. Mes žinome, kad visur Lietuvoje, visose apskrityse, ypatingai didesnėse, trūksta mokytojų. Ir šiandien kartu turime Kauno švietimo skyriaus atstovę, vadovę. Tad norisi paklausti, kaip jūs matote situaciją Kaune šiuo metu. Ir taip pat žinome, kad šiuo metu, kaip tik kovo mėnesį, buvo paskelbtas mokytojų pritraukimo planas. Tai galbūt klausantį šitų kalbų atrodo, kad galbūt jau Kauno savivaldybė kažką gali daryti vietos lygmenį. Pirmiausia, tikrai norėčiau pasakyti, kad mokytojo profesija tikrai yra labai prasminga. Visi tai žinome ir tikrai galime pasakyti 100%, kad mokytojai kuria Lietuvos ateitį. Tai manau, kad čia yra neginčijama tiesa. Antra, mokytojo profesija yra labai ypatinga. Ypatinga tuo, kad mokytojas praleidžia visą gyvenimą švietimo sistemoje mokykloje. Mokėsi darželį, ypatingai jauni mokytojai, atėjo į mokyklą, po to į aukštą ir vėl grįžo į mokyklą. Tai aš manau, kad vaikai, kurie ateina į darželį, į mokyklą, turi didžiausias galimybės susipažinti su mokytojo profesija. Nėra tokios kitos specialybės,
kur nuo mažens iš arti tai pažinotų profesiją. Ir aš manau, kad iš tikrųjų nuo bendruomenės, nuo mokytojų, kaip jie didžiuojasi tą profesiją, mokiniai ir pasirenka tą specialybę. Ir tikrai, sakysim, tokiu atveju Kaune matome, kad tikrai iš mokyklų stoja nemažai mokinių. Stoja nemažai mokinių, apie 40 kiekvienais metais renkasi pedagogo profesiją. Mes įvedėm, jau dabar bus 2 metai, gimnazijom net tokią taip vadinamą premiją, kad iš tos gimnazijos, kur daugiausiai įstoja į pedagoginės studijas, skiriama 5000 premiją, kur mažiau įstoja 4000 ir taip toliau skatiname, nes mes suprantame, kad skęstančiųjų gelbėjimas pačių skęstančių reikalas. Iš tikrųjų, nemanau, kad gali padėti daugiau negu pati bendruomenė savo. Tai yra tokia viena iš priemonių, labai džiaugiuosi, kad mokyklos priėmė tą iššūkį ir tai yra įgyvendinama. Antra, kuri tokia, sakyčiau, labai svarbi priemonė, kur irgi parsivežėm iš Šveicarijos, kad vienos mokyklos, kad jie kuria būsimų pedagogų klases. Ir mūsų Kauno miesto Maironio gimnazijoje jau 4 metai, šiemet turėsim išleidžiamąją laidą, kad mokiniai susipažintų su ta profesija plačiau, ta prasme, paskaitos, pamokos vykdomos VDU universitete, čia projektas draugė su jais. Pirmos pamokos vyksta universitete, psichologijos, pedagoginės psichologijos pamokas. Ir šiemet matysim rezultatą, kiek iš Maironio gimnazijos įstos mokinių į pedagoginės studijas. Trečia, kas yra labai svarbus, sakyčiau, kad mes kiekvienais metais pas mus ateina nemažai jaunų pedagogų. Irgi apie 40, vienais metais 39, kitais metais 42, 45. Mes kiekvienų metų pabaigoje darom susitikimą su jaunais pedagogais, kurie pradirbo 1 metus ir tiesiog kaip jiems sekėsi, kokios pagalbos reikia. Tai beveik visi įvardijo tai, kad jie susidūrė su klasės valdymo problema. Tai mes suprantame, kad ir aukštosios mokyklos, kalbam ir su Lina Kaminskienė, švietimo akademijos vadovė, kad iš tikrųjų turi skirti irgi tam dėmesį, nes jie neįgauna tokios patirties ir susiduria su tokiais sunkumais. Be abejo, mūsų švietimo inovacijos centras organizuoja jiems mokymus, kad padėti nugalėti problemas. Tikrai tie jauni žmonės, kur susitinkame mes su jais, apie 40 žmonių, yra tikrai visi dega ta ugnele, dega pedagogo profesija, kad tai yra tikrai prasmingas darbas ir turime atėję, aš kadangi pati fizikė, tai turime atėję fiziką, dirba Varpo gimnazijoje iš verslo, kadangi jisai mato čia tokią prasme. Tai tokios pagrindinės mūsų yra priemonės, kur mes įgyvendinam Kauno miesto švietimo sistemoje. Ačiū labai. Paplokime Kauno švietimo skyriaus vizijai. Bet tuo pačiu metu žinau, kad Kaune labai sėkmingai yra integruojami ir mokytojai iš Ukrainos, tiek ankstyvojo ugdymo, tiek užsienio kalbų. Ir taip pat pedagogų pritraukimo plane yra visokiausių inovatyvių sumanimų, kaip keičia ir mokytojo vaidmenį, ar ne, tiek hibridinio mokymo aspektai, tiek mokytojų rengimo aspektai, tiek skirtingi reikalavimai kvalifikacijai. Tai pabaigai norėčiau užduoti visiems klausimą, kaip jūs matote mokytojo vaidmens pokytį, nes apie tai galvoti šiuo metu galima labai įvairiai. Kaip jūs apie tai galvojat? Aš tai galvočiau, kad tikrai labai
Šia prasme turime keistis visi, nes ir kaip ir kalbėjome, kad ateina ir kitos kartos vaikai, turim kitas priemonės pritaikyti, matom pagal jų raišką. Ir aš va šiuo atžvilgiu labai džiaugiuosi įvairiais projektais, kaip ir minėjo mūsų pavaduotoja, ir kokybės krepšelis buvo. Labai džiaugiamės taip pat 1000-mečio programa, kadangi ne tik atnaujino infrastruktūrą, bet atnaujina ir mokytojų kompetencijas. Mes tikrai va džiaugiamės ir čia susirinkę kūrybingumo mokykla mokymais, tai padeda mokytojui keistis, tobulinti savo kompetencijas ir aš manau, kad mes iš 1000-mečio programos išleidom Kaunas beveik 2,5 milijono kompetencijų tobulinimui. Tai aš manau, kad mūsų mokytojai, mūsų Kauno miesto švietimo sistema tikrai įgali keistis, įgali mokyti vaikus po tokių prasmingų mokymų. Čia mano nuomonė. Aš gal, kadangi, manau, jūs visi esate iš švietimo sistemos, aš kaip iš šalies, man atrodo, mokytojų, galit patys užklausti, ar jau pasikeitė jūsų būdai mokyti vaikus, lyginant, kaip buvo anksčiau ir dabar. Tai va, toks atviras klausimas jums patiem, nes jūs geriausiai žinote, kaip jaučiatės. Man atrodo, mokytojo vaidmuo po truputėlį keliauja į mentoriaus vis didesnę rolę, vis daugiau kompetencijų reikės tokių, kokias turi mentoriai, kaip palydėti, kaip padėti vaikui, gal taip sakykime, individualaus mokymosi kūrėjai mokytojai patampa taip pat. Man atrodo, tas kūrybiškumas, empatija, kantrybė, gebėjimas padėti vaikams atsirinkti informaciją, kritinio mąstymo ugdymas, tai bus įgūdžiai, kurių ypatingai reikės mokytojam, nes visi įgūdžiai kartu keliauja su poreikiu turėti labai gerą ir emocinį intelektą. Tai ne tik vaikam, bet ir mokytojam. Sunku pasakyti, kas bus ateityje, ar ne, kaip keisis mokytojo vaidmuo, bet man atrodo, kad anksčiau mus mokė mūsų tėvų amžiaus mokytojai, dabar mus moko mūsų senelių amžiaus mokytojai, tokia dauguma gal taip sakykime yra. Tai tas pokytis jisai ateis, jeigu mes jį taip sistemingai drauge, visi kartu, įtraukiant ne tik švietimo institucijas, bet ir verslą, nevyriausybinės organizacijas ir tėvų bendruomenę, padėsim mokytojams jaustis patogiai toje naujoje mentoriaus rolėje. Aš gal taip panaudojau mentoriaus, bet aš tikiu atsiras įdomesnė gal net savoka, kaip pavadinti mokytoją. Tai, o klausimas koks buvo dar, nes ten kažkas apie Ukrainą, paskui staiga koks mokytojas po 5 metų. Kad šiuo metu yra labai daug įvairių pasiūlymų. Kurie keičia mokytojo vaidmenį. Daugiau ar mažiau. Supratau. Tai kaip jūs matote? Nepriklausomai, ar esi ukrainietis ar lietuvis. Taip, be abejo. Gerai. Aš nežinau, man tas klausimas, kaip viskas atrodo dabar ir kaip dar atrodys po 5 metų, yra šiek tiek baisu. Taip atvirai prisipažinsiu, nes kodėl man šiek tiek neramu, nes aš tiesiog žiūriu tai, kas yra apčiuopiama. Tai man atrodo, kad vaikai šiandien, pavyzdžiui, per mažai skaito. Sutiks turbūt mokytojai, ne? Tai ir suaugę. Man atrodo, kad vaikai šiandien per mažai rašo ranka. Tai va. Ir man atrodo, kad jie tiesiog per mažai diskutuoja, bendrauja ir viešai kalba. Tai tiesiog savo nuomonę mes ten kalbam, va ten, nesupyk ten, kritinis mąstymas ir visa kita, bet tai, kad jie nekalba, jie net telefonu neskambina, jie rašo žinutę, nediskutuoja taip, kaip kad mes dabar sėdim ir ten dabar dėl kažko galėtumėm. Ką galvojat mokytojai? Daugiau to norisi, ne? Tai aš vėl tiesiog norisi, kad mes turėdami tas vizijas ateities ir ateities įrankius, bet vėl nepamirštume, kaip fundamentaliai žmogus mokosi. Mokosi jisai kalbėdamas, diskutuodamas gyvai daugiausia, rašydamas, kritinis mąstymas labiausiai turbūt ugdosi tada, kada jisai bando ant lapo tuščio popieriaus
iš vieno karto parašyti tekstą pilną esė, jam nepavyko, ką jis tada bando? Perrašo, antrą kartą tai daro, galbūt reikia ir trečią kartą. Tai čia įgūdžių yra visuma, kuri yra ugdomasi tame procese. Tai jau kalbame apie tai, kad ir pastangos tame yra kur kas didesnės, negu kažkaip kitaip parašyti. O skaitimas tai be abejo, tai net įsiplėsti tą temą nereikėtų. Tai aš norėčiau, kad mes tiesiog kalbėdami apie tai, kas mūsų dar laukia, ant to kabliuko taip neužkabintumėm ir pamestumėm tos fundamentus, jie kažkaip paraleliai turi eiti kartu. Ir aš labai mėgstu ir pats atsinešiau knygutę ir aš užsirašiau viską, kas čia buvo sakoma per pirmas 2 dalis, nes, fainai. Čia, geri dalykai. Čia tas mokytojas iš vadovas, atsiprašau, iš Helsinkio, tai būti matomam, prieinamam, čia pasipiešiau dar dalykėlius ir atsimenu. Kolegos gerų pastebėjimų pasakė apie tą naują kartą, apie lūkesčius pasižymėjau. Taip ir yra, aš dabar pagalvojau, kad jie visiškai kitaip masto. Gerai, turėsiu ką pakalbėti. Tai man tai atrodo, kad ten, kur mes įdedam pastangų, tai, ką mes liečiam, kas yra apčiuopiama, kažkaip išlieka labiau. Tai nenoriu senamadiškai nuskambėti, aš naudoju ir visus kitus įrankius, bet dar papildomai ir šitus dar. Aš jums rekomenduočiau vadovautis to direktoriaus pasakymu, kad tapkite skaitymo ir raštingumo mokykla. Tai gerai. Jeigu dar kalbant apie mokytojo vaidmenį, kaip keisis, tai normalu, kad visą laiką, kaip ir dabar, vaikai ieško žmogaus ir to žmogiškumo, jo ieškos visą laiką, bet gal vienas tas vaidmuo keisis, kad vaikams nebeužtenka mokytojas pavyzdys tik klasėje arba įkvėpėjas. Mokiniai seka ir gyvenimo būdą ir nori, kad mokytojas būtų, man atrodo, ateityje mokytojas turės galvoti, o kiek jisai pats į save deda, kaip į asmenybę, kaip į žmogų, lygiai taip pat, kaip Artur minėjo, kad sportuoja, sveikas gyvenimo būdas, tas mokiniam darosi ateityje irgi prioritetas, kad mokytojas būtų ne tik tas žmogus klasėje, bet kad jis parodytų ir kvėptų savo gyvenimo už mokyklos ribų, tai man atrodo, kad į tai labai mokiniai ateityje atsižvelgs ir mokytojai turės tikrai save dėti ne tik kaip į profesionalą savo srities, bet kaip ir į žmogų, kurisai gyvena tais 3 aspektais - emocinė gerovė, fizinė gerovė ir tiesiog turi gyvenimą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Aš čia tikriausiai visiems ir pritarsiu, ir nepritarsiu. Aš galvoju, tiesiog po 5 ar po 10 metų svarbu, kad mes būtume kaip tie geografijos mokytojai, kurie padeda vaikui patikėti savimi tada, kai juo niekas netikė. Ir kuo toliau, tuo daugiau gali būti tokių atvejų, kai mokytojai reikės savo resursus dėti būtent tą kryptimį. Ir labai svarbu, kad mes kaip mokytojų bendruomenė ir būsima bendruomenė gebėtų savo resursus ir savo talentus būtent nukreipti tą kryptimį. O antras aspektas, aš tikiu, norėčiau, kad mes per šituos 5 metus, laukdami tų 5 metų pabaigos, tai per tuos 5 metus nupieštume tą tokį Helsinkio paveiksliuką, kur jis parodė gražų, ir sugalvotume tuos 4 dalykus. Ir kai mes visi sutarsime dėl tų 4 dalykų, tai tada, man atrodo, realiai ir vyks pokytis, kurio mes nebijosime ir kur nereikės laviruoti, kad yra dar kažkas, kas mums dabar yra aktualu. Tai pasirinkti tą kryptį, turėti tą paveiksliuką, kuris mums visiems būtų mūsų paveiksliukas. Ne kažkieno dar vienas paveiksliukas, bet mūsų paveiksliukas. Tai aš tikiu, kad su nauja mokytojų karta mes prie to prieisime. Turim dėti į pabaigą, bet
turiu komentarų iš Zoomo, tai dėl to pribėgau čia, ne dėl to, kad daug įvairių yra, bet vienas iš jų teigia, kad pavargom nuo reitingavimo, niekas nežiūri į kontekstą. Gera mokykla Lietuvoje tik ta, kurios NMPP, PUPai, VBA išlaikyti aukštais balais. Puiku, jog šiandien apie tai buvo komentaras. Ačiū. Gerai, labai ačiū visiems diskutantams ir dabar norėsiu visus pakviesti į pertrauką. Pertrauka truks 20 minučių, tai matysite, kad transliacija